Labadiena, dar kartą sveiki sugrįžę į Gargždų miesto stadioną. 30-asis Top Sporto lygos turas Gargždų Banga prieš Panevėžio futbolininkus. Tiesa, tai bus paskutinysis komandų tarpusavio mačas. Net nebejoju, kad Venskus prieš šias rungtynes turėjo. Dabar dar vieną kampinį matome. Sisinė jau šį kartą kelia kamuolį. Kamuolys atšoka. Airišas Sausa. Ir įvartis! Konstantinas Šulcas ne pirmą kartą jau per savo karjerą Top Sporto lygoje muša tokius įvarčius ir 10-ąją minutę. Bravo Konstantinui Šulcui. Nuostabus smūgis. Kaip iš patrankos Kostė. Vau, koks įvartis! Triumfuojantis ukrainietis. Siunčia jis oro bučinius visiems žiūrovams. Pirmasis jo įvartis šį sezoną ir kokios Šulco emocijos. Šiol neatsikrato kamuoliu. Lukasas Devegas, štai taip, kovingai žaidžia, ilgai jis nežaidė, ten kažkuris iš Bangos žaidėjų prieš jį pažeidė taisyklės, bet Lukasas stojasi, Asamo imas iniciatyvos, jos smūgis ir čia žinoma gal net kamuolys. Sezoną vos 11 taškų sukrapštyta svečių teritorijoje per 12 sužaistų rungtynių. Geras perdavimas. Čia gali būti pavojingas, Sisinė puikiai išnaudoja tokias situacijas, Virpstas ir pasisekė čia. Engas. Smavičius vienu lietimu į baudos aikštelę, smūgis galva. Pasiekė kamuolį Mantas Bertašius. Išvilioja šiek tiek Vaidą Magdušauską. O štai taip įžaidžiamas kamuolys ir čia Mantas Bertašius traukia Lukaso Devegos smūgį. Kėlė ir Gargždų Banga. Ir lygu 1-1. Jovanas Čadženovičius 28 minutę lygina rezultatą. Ne ta žaidėjas, kuris dažniausiai įmuša įvarčius ir ypač galvą, tačiau neįmušė Lukas Devega, bet Jovanas Čadženovičius nustebino, manau, ne vieną pilnų 11-ukų. Lieka kamuolys aikštėje. Atšoka kamuolys, smūgis ir 2-1 įvartį muša Ernestas Veliulis ir čia jau Gargždų Banga gali prisiimti atsakomybę, jog gynyboje nesužaidė sėkmingai. Šeikų Diengas ten štai taip džiaugiasi ir Panevėžio komanda. Patikrinsime, ar tai nėra pirmas kartas ar vienas pirmų kartų šiame sezone, kai panevėžiečiai atsilikdami demonstruoja charakterį. 18 valandų 25 minutės. Bet aišku, prieš tą 31-ąjį turą lauks ir taurės pusfinaliai. Veliulis. Puikus perdavimas, Devega, bravo, nuostabus Lukaso Devegos įvartis ir štai čia yra ta Barcelonos futbolo akademijos klasė. Puikus ten jo perdavimas buvo beje link Šeikų Diengo, o Ernestas Veliulis puikiai paliko kamuolį ir Mantas Bertašius net nesujudėjo ir nesujudėjo dėl to, kad užstojo ten jam komandos draugai kamuolio skriejimo trajektoriją, bet tikrai puikus įvartis ir pačių blogiausių laikų Gargždų Bangai, nes Vysta Januševskis, mato Benšaibas, perdavimas Gušijui ir Bertašius rodo, kad kamuolio nelietė, bet čia yra varas. Ir jeigu tai yra pražanga, tai turėtų būti raudona kortelė Mantui Bertašiui. Nors geltoną yra įsitraukęs Vilius Paulauskas, kur buvo Gargždų Bangos kiti žaidėjai. Į tai reikia atkreipti dėmesį, nors sakyčiau, kad Sivertas Gušijas netaip sėkmingai pabandė apsivaryti Mantą Bertašių ir kamuolį prasimetė ne kažkur į priekį, o į šoną. Na taip, ten kur metėsi kamuolį Sivertas Gušijas, ten bėgo ir Valdas Antužis ir kiti Bangos žaidėjai, tad bet Vilius Paulauskas tikrai ilgai žiūri ir Čia būtų visai smagu Vilių Paulauską šiuo metu girdėti, ką jis diskutuoja su Barkambariu. Dabar tai gal net ir palieka galioti tokį patį sprendimą. Vilius Paulauskas Top Sporto lygoje nelaimėjo daugiau negu 2 įvarčiais ir ne karto nepelnė daugiau 3 įvarčių, bet dabar jau reikia gintis, nes Andrėjevas prieš Timburą. Timburas. Veževičius. Oi. Kazinis čia jau bėga iki pabaigos, bet Veževičius uždirbo kampinį. Prasidėjo. Sisinė, jo pakeltas kamuolys. Vėl su kamuoliu Brazilas. Pildomas šansas.
Geras perdavimas ir įvartis, muša įvartį Justinas Januševskis. Natanas Žebrauskas atliko puikų perdavimą, čia žinoma gali būti parodyta ir geltona kortelė. Emilis Timburas žinoma irgi taip daryti neturėtų, o paskutinės minutės bus tikrai labai įdomios. Intriga sugrįžta, 2-3. Emiliui Timburui buvo parodyta geltona kortelė, dabar jį yra rodoma ir Justinui Januševskiui, kuris dabar buvo šiokių tokių, čia tikrai dar kartą pasižiūrėkime, puikus perdavimas, du žaidėjai prišoko prie Veževičiaus ir tikrai geras Januševskio išpildymas, bet kita vertus ir koks puikus Žebrausko perdavimas, iš gynėjo taip užsikirsti, tokį perdavimą atlikti tikrai taip pat yra solidu. Ir štai toks panevėžiečių triumfas, 7 nelaimėtų rungtynių serija buvo nutraukta ir Panevėžys dar ir niekur netitola dėl kovos dėl 4-osios vietos.